Gegužės mėnuo. Tokiu gražiu metų laiku, kai žydi sodai, daugiau kaip prieš 100 metų mūsų senoliai vakarais rinkdavosi prie kaimų koplytėlių giedoti gegužinių giesmių. Dabar šis žmonių bendravimo būdas, vadinamas gyvąja tradicija, baigia išnykti. Tačiau ne visur. Obelino kaime, Pagramančio regioninio parko teritorija, vaikai prie koplytėlės stovinčios Vaičekauskų sodybos pakraštyje renkasi kiekvieną vakarą ir gieda. Bėga metai, jaunieji giedoriai keičiasi, bet gegužę ši koplytėlė visada vaikų apsuptyje. Vaikai, aš norėjau paklausti, o kas jūs ragina čia ateiti prie šitos koplytėlės, kas vakaragi? Kas jūs ragina? Tėveliai ar tikybos mokytoja? Patys norit ir renkatės. Tai jūs globojat turbūt Eveliną, ar ne? Tai Evelina, papasakok apie šitą koplytėlę. Man atrodo, kad anksčiau ji buvo medinė, ar ne? Taip, anksčiau ji buvo medinė, bet buvo gaisras ir jis sudegė. Ją perstatė 1957 metais mūrinė. Mano proseneliai.